Sveiki, su jumis vėl laida Gyvi regionai ir spėkite, kur aš esu šiandien. Taip, Visagine. Vienas jauniausių Lietuvos miestų. Turintis visame pasaulyje garsų objektą, kuris vadinasi kito miesto vardu. Miestas neturintis nė vieno nuosavo namo. Štai toks yra mūsų Visaginas, apie kurį dažnai įsivaizduojame žiną daugiau, negu iš tiesų žinome. Apsilankiau šiame mieste ne pirmą kartą, bet jo ypatinga architektūra ir urbanistika, jo atominė elektrinė visada nustebina ir užgniaužia kvapą. Muralas čia yra įprastas žodis. Ir ne, tai nėra moralas. Tai sienų tapyba, įspūdingi paveikslai ant daugiabučių sienų arba visuomeninių pastatų sienų. Ežerai, pušynai, kiemas, kuriame jūs galite pamatyti ir Kauno, ir Vilniaus pastatų elementų. Visa tai yra daugiakultūris, išsilavinęs, šviesus Visaginas. Na, o miestą jau antrą kadenciją valdo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Erlandas Galagus, kažkodėl tai kalbantis su dzūkišku akcentu. Gerbiamas merė, mes turim tokį laidų ciklą Gyvi regionai ir susitinkame su Lietuvos savivaldybių merais. Ačiū, kad priėmėt. Ir galbūt toks pirmas klausimas yra, kuogi Visaginas išsiskiria iš kitų Lietuvos savivaldybių? Kuo jis yra geresnis, paprastai? Aš labai gražiai pasakysiu, labai gražiai pradėjote, graži laida yra pavadinimas Gyvi regionai. Tai gyvas miestas. Iš tikrųjų gyvas miestas ir turim ką papasakoti ne vienos srity. Daugelį. Visų pirma, tai turbūt norisi pasakyti, kad miestas turintis viziją. Miestas turintis tikslus ir jų nuosekliai siekiantis. Miestas, dar kartą kartoju, gyvas ir praktiškai visose srityse. Mes Vilniuje žinom atominę elektrinę ir maždaug reikia prisipažinti savo gėdai, kad daugiau ne per daug ir žinom. Bet iš principo pas jūs įsikūrė aukštųjų technologijų įmonė Intersurgical. Čia dirba, gyvena labai aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Ar jūs galėtumėte sakyti, kad viena, dvi, galbūt trys tokios naujos gamyklos iš tikrųjų galėtų pulsuoti, pumpuoti kraują Visagine ir laikyti čia šitą Lietuvos kampelį tokį kaip aukštųjų technologijų miestą? Tai tikrai taip, nes ką ir pradėjau kalbėti, kad mes turime viziją vystyti pramonę aukštos pridėtinės vertės, aukštų technologijų pramonę ir einam į pagrindinės investicijos kaip savivaldos, tai yra į švietimą, kultūrą ir neformalų ugdymą, ką mes matome pagrindinius dalykus, dėl ko ateitų mūsų investuotojai, nes jis tvirtai įsitikinęs. Neužtenka tik infrastruktūros, tik sklypo, reikia, kad ateitų investuotojai, reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Jeigu jų nebus, jeigu darbuotojas neturės atitinkamo išsilavinimo ir neturės galimybių auginti šeimą, neturės galimybių auginti ir gauti aukštą, sakykime taip, išsilavinimo lygį mieste, neturim perspektyvos. Pagrindinis dalykas yra į tai, kad palaikyti mokyklų aukštesnį lygį, kiek tik galim. Tai, aišku, bendradarbiaujant ir su mūsų profesinio ugdymo centru, kuris lyderis yra ne tik regione, yra visoje Lietuvoje, palaikant neformalų ugdymą, tai Kūrybos ir menų akademija turime, kuri garsina ne tik Visaginą, ne tik regioną, bet jau ir Lietuvą, nebejotinai. Aišku, visas neformalaus ugdymo sporto srityje. Visą tai sudaro būtent
tą terpę, dėl ko ateina investuotojai. Kalbat labai daug apie švietimą ir turbūt šitoje srityje esate gana išskirtinis meras. Aš suprantu, kad Visaginas vienas iš jauniausių miestų Lietuvoje, bet kaip su tuo koreliuoja nacionalinė politika, kai iš tikrųjų mes girdim apie tai, kad mokytojas yra prestižinė profesija, bet kažkodėl pats taip nesijaučia. Mes girdim apie tas stambinamas klases, mes girdim apie uždarinėjimas mokyklas. Ar šioje vietoje Visagino situacija yra išskirtinė, nes jūs jaunas miestas? Negalėčiau pasakyti. Taip, iš tikrųjų jaunas miestas, tačiau ir sparčiausiai senstantis. Nes jaunas miestas, tai reiškia, kad jis pradėtas statyti, ten tikrą tiesą, nors skamba kaip juokas, meras yra vyresnis už miestą, tai irgi jau išskirtinumas tikrai labai didelis. Tačiau bet kuriuo atveju tos problemos, kurios pasiekia kitas savivaldybės, mums yra irgi nesvetimos. Senstantis miestas, gimstamumo nepakanka taip, kad būtų pilnai vaikų darželiai. Tai mes einam kitų kelių. Mes vis dėlto nestambinam vaikų grupių, o atvirkščiai stengiamės sumažinti, taip kerdami kokybę pačios mokymo įstaigos ir išsilavinimo lygio. Taip pat vieni iš turbūt pirmųjų, net pirmųjų, o pirmieji tikrai tikimės, kad jau šių metų rugsėjo 1 atidarys duris pas mus pirmasis Lietuvoje Newton rūmas. Tai su FES Skandinavija kompanija, norvegų kompanija, kuri plečiasi per pasaulį ir daro tokias laboratorijas, kurios papildo formalų į ugdymą. Tai yra formalaus ugdymo programoje įrašyti temos ir jos mokomos jau pačiam Newton rūme, kur skirtumas nuo STEAM programos, kurios regionuose yra tos laboratorijos, tai kad ten Newton rūme dar vienas iš partnerių yra verslas, socialiai orientuotas verslas, kuris supranta, kad reikia investuoti į jauną žmogų, kad jisai pasirinktų mokslus, kad jisai galų gale galbūt ir grįžtų, tegu ne į šią savivaldybę, bet grįžtų bent jau į tą pačią sritį. Tai šitą investiciją mes darome ir tai labai sąmoningai darome. Einam būtent šituo keliu, kad reikia kelti išsilavinimo lygį, tada yra ateitis savivaldai. Paskirkite vieną savaitgalį ir aplankykite šį unikalų Lietuvos kampelį. Ar žinote, kad čia tyvuliuoja didžiausias Lietuvos ežeras, Drūkšiai vadinasi. Jo dydis kone dvigubai lenkia artimiausius konkurentus Dysnus ir Dusę Lietuvoje. Buvo laikai, kai šis ežeras buvo išprievartautas vėsinti Ignalinos atominės elektrinės reaktorius. Tuomet jo vanduo buvo 2–3 laipsniais šiltesnis negu įprasta mūsų platumų ežerams. Ir tada tai buvo vienintelis Lietuvoje niekada neužšąlantis ežeras. Tačiau dabar viskas grįžo prie įprastos temperatūros ir nuolat matuojant ežero vandens radiacijos pokyčius nieko nenustatyta. Galiu patvirtinti, tikrai klausiau Visagino mero, ar daug ežere žuvų su 2 uodegomis arba 3 galvomis, ir jis patvirtino, kad ne, tokių žuvų nematęs. Gaila, galėtume ir mes girtis savo Lochneso legenda. Žmogui, kuris norėtų pagalvojęs apie tai, kad tikrai miškinga vieta ir aukštos technologijos darbo vietų, persikelti čia su šeima. Atrodytų tikrai patrauklu, bet ar tiesa, ką žmonės pasakoja nuo senų laikų, kad jeigu aš noriu gyventi nuosavam name, tai Visagine tokios galimybės nėra, nes čia tik tai daugiabučiai. Ir kitas dalykas, atvažiuoti čia nelabai patogu, nes atleiskit, bet kelias tikrai yra tragiškos būklės. Tai kaip su šitais iššūkiais? Ar tai yra pagrindiniai, ar vis dar didesnių turi? Tai tų iššūkių tikrai yra ir tuo dėl iššūkių trūkumo nesiskundžiu, tai to tikrai užtenka, tačiau
kalbant apie nuosavo namų statytis galimybės, tai iki netaip seniai iš tikrųjų taip ir buvo. Nežinau dėl kokios priežasties, bet nebuvo imtasi suteikti galimybę žmonėms, norintiems gyventi nuosavo name, kažkaip, kad jie galėtų pasistatyti. Tai dabar ta galimybė yra ir turim suformavę dar vieną Visagino rajoną, kuris dabar aukciono būdu parduodami sklypai, virš 100 sklypų, jie yra suformuoti, žmonės perka aukciono tvarka ir turbūt jau greitai bus visi išpirkti. Iš mūsų pusės, iš savivaldos, mes projektuojamės visą infrastruktūrą, tai yra kelius, vandentiekį, elektros pagrindinius įvadus, lietaus nuotekas ir taip toliau. Dėl kelių, kada ir pradžioj sakiau, kad trūksta tos regioninės politikos realios, nes dėja, bet jos trūksta praktiškai visose srityse. Ir neišimtis keliai. Ir man labai sunku paaiškinti, kada kelias įvažiuoja praktiškai iki centro miesto, jisai yra regioninis, savivaldai nepriklausantis ir jisai greitai taps žvyrkeliu, nes, iš visų pusių. Ar tai yra strateginės reikšmės kelias link atominės elektrinės, lygiai tokios pat būklės kelias. Ir kiek be kreipiamės, džiugus kartais atsakymas, jūsų keliai degradavo mažiau negu kitur Lietuvoje, gal tai kažką ir šildo, manęs atvirai ne. Nes iš tikrųjų tai baisus tie keliai ir dabartinė iniciatyva, kad perduot savivaldai, galbūt jį ir turi prasmę ir galbūt ir reikalinga, bet esmė tai finansavimo. Jeigu finansavimas bus suteiktas, tai viskas tvarkoj, gal ir greičiau susitvarkysim negu centralizuotai, tačiau finansavimo trūkumas didžiulis. Kodėl traukinys į vieną, sakykime, Lietuvos pusę važiuoja komfortabilus, o čia pas mus kažkodėl tai kažkokį tai paleidžiamam, nežinau kodėl. Nors jisai tiesioginis susisiekimas su Vilniumi ir taip toliau. Tai tokių klausimų yra tikrai daug ir apie tą pačią kultūros sritį, regioninės, nelabai suprantu, kaip tai valstybiniai orkestrai, kurie valstybės išlaikomi, bet mes juos turim susimokėti už didžiulius pinigus, kad išgirst tą patį orkestrą pas mus, kur sudarytos visos sąlygos. Tai tokių klausimų yra ir keliai, taip, labai skaudi problema, matyt, ne vienai savivaldybei, tačiau yra ir tų kitų sričių, kuriuose reikėtų tą regioninę politiką pagyvinti. Ir kad jį taptų ne popieriuje, o realybėje. Tai, ką jūs sakote, vėlgi, regioninės politikos racija turėtų būti tokia, kad kiekvienai savivaldybei pritaikai tas priemonės, kurių savivaldybei labiausiai reikia, o netaikai vienu kurpaliu visiems. Ir, Visagino savivaldybė visada buvo labai tarptautinė. Kai prasidėjo plataus masto Rusijos agresija prieš Ukrainą, tarsi vėlgi buvote po padidinamuoju stiklu, nes kad daug kas Lietuvoje arba kai kas Lietuvoje įsivaizdavo, kad štai čia 5. kolona, tuoj mes pamatysime su gvazdikais kažko laukiančius, bet ar tai nėra klaidingas požiūris į Visagino savivaldybę, manant, kad čia kažkokia kitokia Lietuva ir dėl to ir tas traukinys kitoks, ir tų kelių nėra, ir ta kultūrinė politika tokia. Ar nėra taip, kad mes, iš kažkokios tai keistos nepaaiškinamos baimės kaip tik ir neinvestuojam į Visaginą, nors tai iš tikrųjų yra viena jauniausių, viena šviesiausių Lietuvos savivaldybių? Taip, kaip mūsų savivaldybė priėmė tos pačius pabėgėlius iš Ukrainos, tai reikėtų tikrai pasimokyti ir tiems, kurie tiek daug gražių žodžių pasako ir ten skambių lozungų. Tai šiai dienai neabejotinai, kad skaičiuojant procentiškai, tai galbūt pirmaujantį savivaldybė pagal pabėgėlių priėmimą yra tikrai savivaldybė, kuri
ne tik priėmė, bet ir suteikė visas geriausias gyvenimo sąlygas mokytis, sąlygas lankyti vaikų darželius, sąlygas neformalų ugdymą mokyti. Ir kaip ir turbūt daugelį savivaldybių yra visokių tų nuomonių. Bet tai, kad mes priėmėm, mes neturim jokių tokių incidentų, žmonės patenkinti, ukrainiečių bendruomenė veikia puikiausiai, neturim kažkokių tai ekstremalių provokacinių veiksmų ir taip toliau. Reikia tuo didžiuotis ir aš didžiuojuosi savo savivaldybės gyventojais, kad šitoj tikrai nelengvoj savivaldybėje, kurioje rusakalbių yra turbūt daugiau negu lietuviškai kalbančių žmonių, mes sugebame atskirti pelus nuo grūdų ir padėti tiems, kuriems reikia padėti. Todėl tas mitas iš tikrųjų mane ir kaip merą, ir kaip savivaldybės gyventoją žeidžia. Iš tikrųjų žeidžia, kada pradedam kažkur perskaitai per žiniasklaidą, kad čia kažkas tai tokis, čia ne Lietuva, ten Visaginas turi įsijungti į Lietuvą. Tikrai žeidžia, nes nereikia provokuoti to, ko nėra. Jeigu taip nusakyti vienu sakiniu, tai kas yra tas visaginietis? Ar jūs turite apie save kažkokių anekdotų? Kas yra tas Visagino toks gyventojas? Gana sunku pasakyti. Visagino gyventojas, tai pirmiausia norėčiau pasakyti žmogus kaip minimum išsilavinęs. Nes esu skaitęs, kad išsilavinimo lygis matuojamas kalbų žinojimu. Tai dabar pakalbinkit mūsų jaunimą, tai kalbės kaip minimum 3 kalbom. Nes anglų kalba niekam nepaslaptis ir visoje Lietuvoje, tai taip pat galbūt jisai rusakalbis šeimoje, tačiau jis kalbės su šiek tiek tokiu akcentu, bet ir lietuviškai kalbės, vis dar plus rusiškai kalbės, tai jau yra 3 kalbos, tai jau yra 3 atskiri informacijų šaltiniai, kur žmogus gali vienaip ir kitaip susigaudyti. Tai toks tas visaginietis. Ir žinoma, garsiausias Visagino objektas, beje nutolęs nuo miesto keletą kilometrų, yra Visagino atominė elektrinė. Ar žinote, kad jos reaktoriai nebeveikia, tačiau čia vis dar pluša tūkstančiai aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie išrinkinėja atominę elektrinę. O jos kurą, jos dalis Lietuva turės saugoti dar ištisus dešimtmečius. Todėl tokio dalyko kaip atominės elektrinės uždarimas faktiškai nėra. Jinai niekada nebūna visam uždaryta. Būtent dėl to Lietuva ir mūsų Europos parlamento narys Bronis Ropė aktyviai derasi, kad ES nuolat numatytų lėšų šios atominės elektrinės uždarimo darbams. Beje, sklando legendos ir aš jomis tikiu, nes girdėjau jas iš kvalifikuotų specialistų ir ne vieno, kad ne vieną kartą mums galėjo nutikti Černobylio likimas, kadangi atominė elektrinė, jos reaktoriai buvo identiški tiems, kuriuos matėme filme Černobylis.